Šiandien, bičiuliai, bandysim įsiaiškinti, kas geriau. Spiningėlis su balansyrais blizgutėm ar balalaika, ne? Paprasta žeminė meškerėlė su avižėliam. Pusę laiko gaudysim taip, pusę laiko gaudysim taip. Ir žiūrėsim, o ne, su kuo daugiau ir su kuo didesnių žuvų pagausim. Ne. Kaip ir esu 98% įsitikinęs, kas laimės kiekiu, bet galbūt kažkas gali mus nustebinti, ne, ešerių dydžių. Nu, bičiuliai, šiandien viską pamatysim, tai... Ledas. Tai koks, nu, pusmetris. Įdomu, koks čia gylis. Gylis apie porą metrų. Čia, man atrodo, mažiukų ešeriukų yra susibūrimo vieta. Jo. Tokių. Trečias. Čia gal biškiai. Na, toks. Truputėlį didesnis, bet vis tiek. Dar ne tas, ko mums norėtųsi, ne? Oi, vis po truputį didyn ir didyn. Na, aišku, vis tiek čia tas nedidelis ešeriukas, bet jau toksai. Blemba, labai daug tokių tuščių kibimukų. Maži ešeriukai, matyt. O. Dzika už šiknos tampa. Nu gerai, okei. Čia toksai jau pusė velniausko, bet, nu... Jau kelintas toksai. Gerai, čia tokius mes galim čia daužyti visą dieną. Reikia ieškoti didesnių. Gal ir bigfishas šios dienos, ne? Nu jau toksai, jeigu vien tokie kibtų, tai... Nu. Čia dar toks pusė velnio, ne?
Toks jau į žuvienę gerai eitų. Pabandykim. Aš gal noriu. Blizgutė. Atėjo laikas išbandyti spiningėlį. Užsidėjau blizgutę. Viršui pasirišau musytę. Pažiūrėsim, galbūt taip mums pavyks kažką didesnio pagauti, netyčia. Ešeriai smeigsi, nesmeigsi, to aš nesuprantu. Tokia blizgutė ten aфиgenai plaukioja. Yes. Pirmas į spiningėlio sąskaitą. Bet jau lemba. Pats mažiausias iš visų turbūt. Gal tokį? Antras ešeriukas į spiningėlio sąskaitą. Trečias. Kaip matom, ant spiningėlio galima pagauti, ne? Pagaunam, bet mažiau negu ant avižėlės. Tai pirmą raundą laimė avižėlę ir turbūt pabandysim paėti kažkur kitur paieškoti. Nebenori gręžtas man gręžti visiškai. Ryte dar gręžia puikiai. Ką tik turėjom didelę žuvą. Ką mes čia turim? What the fuck, vėliau? Nesupratau. Kažkas tik sublizgėjo, net nespėjau pamatyti kas. Čia jau viskas aišku. Bet kas tos pirmos dvi žuvis? Nesupratau. Vis dėlto galvoju, kad ten tos dvi žuvis galėjo būti karšiai. Tai užsidėjau be masalinę tokią. Pabandysiu. Kažkaip, man atrodo, aš tos pirmos žuvies nespėjau pamatyti ir jinai atrodė didesnė. Bet ta antra liktai subliksėjo eketėjai ir pasirodė, kad tokia sidabrinė plokščia žuvis. Tai gali būt gal, kad karšis galbūt ant tos musytės, ant šokliuko to užkybo. Aišku, gali ir ant pačio balansyro sekti.
sakykime, nebūtų čia naujiena. Žmonių šiandien nedaug, ne kažką čia mes ir pagaunam, tai nieko nuostabaus, kad nedaug. Avižėlynis. Avižėlė lygina rezultatą. 1-1. Tiek maliau su avižėlė nieko. Tik nuleidau balansyrą, nespėjau nei pirmo mostą padaryti ir bama, ne? Toks ešeriukas. Okei. Kažkaip po tokių, ar kad kokia didesnė žuvis pabėga ar pagauni. Kažkaip jau ir nebejauti tų -20 beveik. Tik azartas paėma. Ir davai, į priekį. Toks dalykas, bičiuliai, kad man jau baigia eketės baigtis. O pats aš jų gręžti nenoriu. Vis dar vaikštau. Per senas išgręžtas eketės žmonių. Prasimušu ir bandau. Kaip ir plius minus. Visas nepilnai užšalusias eketės, kurias ėjo su koja ir su kumščiu pramušiu. Tai vis tiek teks imt grąžtą ir vieną kitą prasigręžti. Trys eketės. Yra maks, ką aš dabar galiu išgręžti. Ir aš jas čia gręžiau su tokia rizika. Seklumoj, kur nieks nebuvo nugręžęs dar. Prigręžęs. Reik pažiūrėti, reik patikrinti. Gal seklumoj tas ešerys gali būti. Jo. Turbūt šiandienas mažiausias. Grįžom. Reikia padaryti ir trečią raundą. Eik tu na. Ką tik nenufilmavau visos savo kalbos ir viso ešerio. Visai tokio nemažo pagauto. Eina, načias. Nu žiauriai, prie tokio milžiniško minuso tai labai sunku filmuoti, bet ačiū Dievui, kad dar vienas ešerys. Nu šits jau nebe toks. Bet bičiuliai, esmė tokia, kad avižėlė vis tik, aš manau, šiandien užsitvirtina. Bent jau šiandien avižėlė gana užtvirtintai laimėjo, nors Big Fishas, ane,
ant spiningėlio, bet bendrai masė, skaičius tai tikrai buvo avižėlės pusiai. Bet čia mes šnekam tik apie šiandieną, ne apie tuos telkinius, kur mes buvom. Šiaip negalim sakyti, kad avižėlė ir balalaika yra tikrai geriau už spiningėlį.